yra 1200 pėdų riba nevaldomos oro erdvės. Reiškia, aukščiau kaip 1200 pėdų yra jau valdoma oro erdvė ir netonių iš to šlaito galimybės, kurias jis suteikia ir kurias galima panaudoti su šiuolaikinė technika, parasparnės skraidyklėm, jau panaudoti neįmanoma, nes atimkit šlaito aukštį 55 metrus, lieka mažiau kaip 300 metrų, mažiau kaip 300 metrų virš žemės lygio nelabai kur nuskris. O man Saulius minėjo, tai ir man, ir Černiauskui 2 kartus, Vytui, gaila, kad jo nėra, yra pavykę iš tenai, atsispyrus nuo to šlaito, nuskristi, reiškia, man 40 km, 3 valandas skraidyti, reiškia, o Černiauskui pavyko 2 kart po 80 km nuskristi, atsispyrus nuo tos aikštelės. Tai yra kokios galimybės to šlaito, tačiau yra uždėtas padas ir tada dėl tos erdvės reiktų tada neaukti su reiškia, atitinkamom institucijom, kad pakeltų ar kokią išskirtų zoną, kurią galima būtų aktyvuoti kaip sklandytojų zoną kažkokią. Tai vat reikia turėti omeny dar apie tai. Ir ta pačia dvasia šnekant, tai vakar Saulius papasakojo, kokį didžiulį biurokratinį volą reikėjo, reiškia, nustumti šoną, kad būtų galima skristi. Tai iš principo viskas tęsiasi iki dabar, tik tai, žinoma, kitos institucijos, kiti lygmenys, kiti visi dalykai, tačiau tam, kad žmogus galėtų pasiėmęs 3 vamzdžius ir škuduro gabalą lėkti, kokią reikia didžiulę biurokratinę mašiną pastumti. Ir vietinę, ir regioninę, ir tarptautinę šiuo metu. Čia nesenas, žino Eugenijus, tai žino, pernai didžiulis mūšis dėl transponderių, kada autoatsakiklius norėjo prikabinti visiems orlaiviam pagal tą teisės aktą. Ką reiškia visi orlaiviai, tai suprantat. Reiškia, nuo modelio iki aitvaro ir visiems kitiem. Tai tokių dalykų pasitaiko, bet mes esam užgrūdinti to mūšio, kurį kovojo Saulius tada ir kiti žmonės, kurie, kaip sakė Kazimieras, padėjo mums skristi. O mes skridom dėl to, kad vėlgi, kai buvo minėta, mes norėjom būti laisvi. O ką reiškia laisvė? Ką reiškia laisvas žmogus? Laisvas žmogus reiškia jis atsakingas už save. Tai ne partija, ne komitetas, ne agentūra, ne federacija, ne dar žmogus pats atsakingas. Reiškia pats aukščiausias sąmoningumo lygis. Ne tau pasako, kaip turi elgtis, bet tu pats nusprendi ir kas svarbiausia, pataikai į tikslą, elgiesi teisingai. Netrukdai niekam. Ir tuo pačiu realizuoji galimybę žmogaus teisę kurti. Kodėl šitas dalykas gajus visam pasaulyje? Juk skraidyklės gerai išsivystė beveik iki aukščiausių lygmens, bet atsirado parasparniai. Atsiranda dabar mini parasparniai. Skraidė termikose, dabar skraido stogais. Yra nauja terminologija šiandien internete radau. Urban paragliding, reiškia miesto parasklandimas, kada žmonės su sparnu bėgioja stogais, kaip Karlsonai, be variklių, naudodamės tik antvėjais nuo pastatų, nuo šlaitų, nuo medžių. Žodžiu, žmogus trokšta visada būti atradėjų. Nesvarbu, kad Raitai, Da Vinčis arba Lilientalis atrado sparną. Kodėlgi dabar negalima vėl atrasti? Kiekvienas žmogus nori šitą atrasti, nesvarbu, kad yra, kaip sakė Gaidajos filme, personažas, kosminiai laivai raižo, reiškia, kosminę erdvę. Nesvarbu, kad tas viskas yra praeita. Jis nori kurti ir nori atrasti, nori kristi, nori užsidirbti guzą, nori nusilaužti ranką, tai jo teisė. Štai todėl šitas sportas ir yra iki šiol gajus. Ir jisai bus prispaus biurokratija. Vieną tipą, atsiras kitas tipas. Reiškia, nebus galima su parasparniu iš galvos, ten dabargi šokinėja šitas šveicaras iš lėktuvo su reaktyviniais varikliais ir nešiojasi po viską. Ir ant sparnų nėra jokių numerių, nes nėra kaip jų užregistruota, kas jis toks ir, nei lėktuvas, nei skraidyklė, nei kas jis. Tai aš noriu šitą pasakyti, pagrindinė idėja, dėl ko šitas yra ir ką reikia sakyti žmonėms.
aš labai dažnai sakau žmonėm aviacijos, kad mes nelabai aviacija iš tiesų, mes tik tai esame aviacija, naudojamės ta erdvė, kurią naudoja visa aviacija, tai yra O erdvė. Tačiau skraidomės ne pagal, orientuojamės mes skrydyje, ne pagal aviacinės navigacijos taisyklės, o pagal žemės orientacininkų taisyklės, pagal kelio ženklus, pagal miestelių pavadinimus, upės, ežerus, miškus, miestus, bažnyčias ir taip toliau. Žodžiu, gaminamės orlaivius, dažnai ne iš aviacinių medžiagų. Čia vienam angare stovi lėktuvas pagamintas, viskas, kas buvo iš to, ką rado žmogus senukose. Puikiausias lėktuvas. Žodžiu, tai yra tokia kūrybinė terpė ir jeigu šitą pagrindinę idėją laikyti, tai atsiras labai daug žmonių pas mus. Bet jeigu mes viską nukreipsim į tą biurokratinę liniją, tai mes juos atbaidysim. Už tai, kad jeigu jau įveikti visus biurokratinius tos visus dalykus, nu tai ką, tada reikia vieną iš tokių rinktis ir tada bus viskas tvarkoj. Žodžiu, o dabar grįžtant prie istorijos, tai aš tikrai buvau susitikęs ir pernai su Kaziu Petkevičiumi ir sakau, būk žmogus, grįžk į mūsų kokią nors veiklą, nes toks žmogus gimsta kartą turbūt per 1000 metų, kuris ir organizatorius, ir aviacijos ir konstruktorius, nes aš skraidžiau, išskyrus tą pirmą daiktą, kurį galima pavadinti orlaiviu, tai buvo parašiutinis kupolas su špieninės nukniautais aliuminio vamzdžiais, kurie nulūždavo ir vietoj jų mes kaldavom, reiškia, ten pat Kulautuvai nukirsta, reiškia, karklo šaką, kad būtų galima toliau skrist. O paskui aš skraidžiau su Kazio sukurtais orlaiviais, tais sparnais. Ir niekad pats nieko nedariau, tiesiog gaudavau gatavą daiktą ir labai puikų daiktą ir tie sparnai buvo unikalūs. Tai buvo beskersiai sparnai, paskui šiaip visas skraidyklės žinom, tai yra trikampis į kaip skėtis įremtas skersį. O Kazio, reiškia, buvo nueita 10 ar 2 dešimtmečiais į priekį, skersė buvo išmesta, buvo viskas palaikoma trosais ir tas sparnas visas po šitą banguodavo ore. Su mane kažkur tai yra filmuotas kadras, labai trumpas, ir tas sparnas, kaip darai posūkis, visas S raidėjo, taip susibanguoja ir ten visi imdavosi už galvos tose sąjunginėse stovyklose, kaip čia dabar mes dar gyvi. O tai buvo aerodinamiškai puikus sprendimas ir juo mes darėm unikalius dalykus. Va, tai tikrai, o Kazį reiktų vėl po truputį kažkaip, tai čia užvakar kalbinau, kad ateitų, būtų ir nes tas, reiškia, medis nudžiūsta be šaknų, o kol to šaknis yra, reikia naudotis jomis. Galbūt koks nors naujas lapas ar vaisius susibrandins. Tai taip, o iš tikrųjų, tai aš, ką Saulius pasakojo, tai pirmą kartą išgirdau. Ta prasme, ta organizacinė prasme. Aš visiškai nedalyvau tame. Man buvo svarbu skrist. Kodėl ten negalima skrist, man tai nesvarbu, man buvo svarbu skrist, aš skridau kiek buvo įmanoma. O kai Kazys nustojo projektuoti sparnus, tada teko projektuotis pačiam, nes ta dosatinė parama, tai buvo, nu kaip, gerai ten duodavo nusipirkti gabalą lasano ir gal šaliakarčių, tų vamzdžių kažkokiu tai. Tai iš to teko projektuotis patiems ir gyvenimas vertė, kad patiems reikėjo kurti tos sparnus. Bet aš pradėjau jau nuo tų tobulesnių, nuo tų dvigubų dangų, kaip sakiau, Akintas Jodėnas pasidarė pirmą sparną, kur buvo nebe vienas kontūras, o jau sparnas. Lygiagrečiai pasigamino Gediminas Kazakevičius, kuris čia sėdi, kopiją Taifūno, angliško Wilswingso firmos. Ir tuo pačiu lygiagrečiai, reiškia, aš pagaminau tokį įdomų daiktą, reiškia, be bokšto suspyrė į sparną. Ir jisai skraidė kaip nekeista ir nusivežiau sąjunginį čempionatą tokį, tai visi metė viską šaukdami, kad va, žiūrėkit, o jūs sakėt, kad nieko naujo šiais metais nebus. Va, tai